Tai žinokit, iškrito telefonas ir nutraukė video, kadangi užkliudžiau laidą. Tai tiesiog pratęsiu video ir įkelsiu kaip 2 video, nes labai gaila būtų prarasti tokį ilgą video. Tai tiesiog, kaip jūs mato vyrai, tai vat kaip ir minėjau, kad vyrai mato jūs planuojančią, judančią į priekį, galbūt netgi sportuojančią, nebijančią pasakyti savo žodžių ir išeinančią iš situacijų, kurios jums nepatinka. Tiesiog į kažkokius tenais kraštutinumus jūs nesileidžiat. Labai dažnai žmonės galbūt netgi pasijaučia labai nekaip ir tiesiog nutraukia su jumis ryšį, gali būti ir taip, nes jūs tiesiog sugebat nutildyti žmogų, kuris jums atrodo ne pagal jūs arba ten esat imperatorius. Gali būti, kad esat oro ženklo žmogus, moteris, gali būti, kad esat kaip jisai dabar ugnies ženklo, aš nenoriu gilintis, nes aš esu, kai aš pradedu kalbėti apie ženklus, tai aš visą laiką kalbu apie tai, kad kortos ženklų nežino, bet šiaip ugnies energijų, tai kortos žino energijas ir kortos kalba apie žmogų, kokiose energijose jisai yra dabar. O jeigu mes kalbėti konkrečiai apie ženklą, tai čia gali būti žmogus, kuris yra būtent po avino ženklo. Tai labai tiktų tam, kas yra po avino ženklo, būtent šitą, ką kalbu apie jūs vyrai. Ir jūs esat dominuojanti, jūs esat arba dominuojantis, jūs esat organizuojanti, jūs esat strategiška arba strategiškas, organizuojantis ir jūs esat valdantis. Ir tuo pačiu labai moteris, jeigu mes kalbėsim būtent konkrečiai apie moterį, nes man tarkim iškrito čia 3 ženklai, tai čia tinka tikrai labai daugam ir netgi iškrito vandens ženklo moteris, tai čia būtų vėlgi tokia jausminga, žodžiu, empatiška, tokia, kur gali būti, kad jūs mato kaip išsiskyrusią, jeigu jūs esat, tarkim, išsiskyrus, tai mato, kad pas jūs yra etapas, kai jūs esat išsiskyręs su savo partneriu. Tai va, tai taip jūs mato vyrai. Tai čia labai būtų, kad jūs esat išsiskyręs. Tai va, ar yra kažkoks negatyvas ir kokia būtų jo priežastis? Negatyvo čia kažkokio tai kol kas bent jau nematau. Matau tik tai, kad jūsų gyvenime yra arba mylintis partneris, arba mylintis vyras, kuris arba šiaip gali būti, jeigu jūs nesat santykiuose, tai gali būti, kad tiesiog žmogus, kuris norėtų su jumis santykių ir kuris, nes man tarkim iškrito netgi Knight of Cups ir netgi Page of Cups, norėtų pereiti į santykį, arba jūs ten esat, tarkim, kažkur tai pokalbiuose su tuo žmogum ir jūs tarkim, jisai norėtų kito etapo su jumis. Norėtų sėkmingos fortūnos. Nes jaučias vienišas ir jaučias paliktas. Tai čia gali būti, kad žmogus kažkoks iš praeities. Bet jisai tiesiog nepatempia jūsų, nes čia gali būti,
Kažkokio negatyvo nėra, kažkokio negatyvo nematau, bet vat žmogus, kuris jaučiasi vienišas ir turi finansinių sunkumų, tai tikis laimingos fortūnos ir tikis, kad gyvenimas atneš naujų galimybių jam. Tai vat, jeigu pažįstat tokį žmogų savo gyvenime, aš nematau, kad jūs būtumėt santykiuose, čia galit būti kažkokiuose pokalbiuose su tuo žmogumi. Ta prasme, jisai akivaizdžiai nepatempia jūsų statuso, tai to tokio negatyvo nėra, vat jisai norėtų santykių su jumis ir jisai yra būtent užstrigęs šitam skausme kažkokiam, kažkokioj tai nežinomybei. Nėra balanso, nėra, žodžiu, nežino, ar jūs jį pasirinksit, ar pasirinktumėt, ar nepasirinktumėt. Aš nežinau, ar čia, vat, jeigu matot kažkur tai kažkokį žmogų, kur turit pokalbius, ar tiesiog tai jisai domisi jumis ir jisai būtent dėl šito pasirinkimo neturi balanso, nes, ta prasme, nežino, ar jūs jį pasirinktumėt ar nepasirinktumėt ir yra būtent užstrigęs, norėtų naujų santykių, naujos pradžios su jumis. Ir tokio kaip negatyvo kaip ir nematau, nes jūs man krentat kaip imperatorienė, turinti labai puikų finansinį statusą. Ir daranti labai sunkų sprendimą. Galbūt jūs jau netgi žinot, kad tas žmogus norėtų su jumis, nes irgi yra pasirinkimas ir yra, tarkim, jeigu mes kalbėsim apie šitą žmogų, tai jisai tarsi, jeigu jisai dar nedavė žinoti jums, tai artimiausiu metu vis tiek tokia žinutė kaip ir gali ateiti iš to žmogaus, būtent, kad jisai norėtų iš pokalbio ar iš kažkokio tai, nežinau, iš kažkokio tai etapo, nes čia vat būtent nėra taip, kad jūs visiškai nežino to žmogaus, čia yra taip, kad jūs vis tiek, ta prasme, kažkokį kontaktą su tuo žmogum turit, nes jisai nori pereiti būtent į kitą etapą ir jisai irgi taip pat daro pasirinkimą ties jumis, bet jo gyvenime yra nestabilumas, būtent finansinis nestabilumas, čia žmogus gali būti skolose ir taip toliau, žodžiu, finansiniai dalykai, kurie turi susitvarkyti jo gyvenime pirmiausia, manau, aš taip. O jūs krentat kaip imperatorienė ir turinti statusą ir galbūt turinti namus ir ta prasme, čia gali būti moteris netgi ištekėjusi ir turinti kažkokį tai vat gerbėją, kuris norėtų. Bet jūs, jeigu jūs nežino dar, tai jūs sužinosit, nes jūs turėsit labai sunkų pasirinkimą ir gali būti, kad jums tiesiog netiks tai, ką jo čia moteris gali būti, labai aiškiai gali turėti vaikų ir gali būti santykiuose. Ir šitas, vat, būtent žmogus lygiai taip pat nežino to, kad jūs esat santykiuose, nes vat, būtent dėl tos priežasties jisai gaus neigiamą atsakymą. Tai jeigu jūs esat santykiuose, arba jūs turit kažkokį tai, nors man rodo, kad moteris ištekėjusi gali būti. Tai va, tai žodžiu. Negatyvas, ar ne, čia buvo. Pasidedu kortas. Žmonės aplinkui jūs. Ką kalba žmonės aplinkui jūs? Arba su kuriais jūs susiduria dažnai?
Tai jūs čia, žodžiu, gali būti taip, kad kažkas žino, kad jūsų santykiai su mama yra pašlyje. Ir čia akivaizdžiai yra mama būtent. Kažkas su mama yra tiesiog nustojęs bendrauti ir išėjęs visiškai nebendrauja su savo mama dėl kažkokių priežasčių. Tai būtent kalba žmonės apie jūs taip ir mato jūs taip. Bet tai čia tikriausiai kažkokie labai artimi žmonės. Čia nėra taip, kad žodžiu, kad kažkas tai labai tolimos. Tai čia gali būti, kad mato jūs ne tik tai su mama, čia gali būti kažkam su mama, bet gali būti ir taip, kad jūs esat tiesiog su savo vyru susipykus dėl būtent kito vyro. Tai va taip jūs ir mato. O šiaip ir vėlgi, mato tikriausiai labai artimi žmonės, čia mato gan konfliktišką žmogų, kuris labai išgyvena dėl kažkokio tai pykčio su mama tikriausiai, močiute, kažkokiu labai artimu žmogum. Ir jaučiasi, ji mato jūs čia tikriausiai labai artimi žmonės, nes svetimi žmonės tai tikrai nežinotų šito, su kuriais jos susiduria. Tai čia tikriausiai labai artimiems, nes čia matos, kad čia jau yra pastatytas kažkoks pamatas su tai žmonėm, kad jūs jaučiatės labai vieniša dėl to. Bet čia moteris vėlgi gali būti santykiuose. Čia gali būti taip, kad jūs esat susipykusi, kad jūs pati esat. Kitas variantas čia būtų, kad jūs pati esat ištekėjus ir esat būtent susipykus, pabaigusi santykius su savo artimiausiu žmogum, su savo vyru. Ir jaučiate šiuo metu labai vieniša. O šiaip mato jūs mėgstančią, gerai atrodančią, mėgstančią puoštis, mėgstančią pirkti naujus daiktus, mėgstančią augalus, gėles, labai puošianti, mylinti savo namus, galbūt skaitanti, daug žinanti, turinti kelis išsilavinimus, puikiai komunikuojanti, puikiai iškalbą turinti. Atrodot žmonėms tikrai gana protinga. Žodžiu, valdot savo kalbą puikiausiai, valdot savo mintis, žinot ką ir kaip kada pasakyti. Esat, mato kaip tikriausiai žmogų, kuris užima kažkokias pareigas aukštas ir puikiai valdot savo gyvenimą, ne tik tai savo gyvenimą, bet ir savo finansinę situaciją. Jeigu, tarkim, kažkur tai darbe gali būti situacija, kai jūs tiesiog nemokat susitvarkyti su savo jausmais ir vat kyla visokiausių konfliktų. Tai tokia irgi, jeigu, tarkim, darbiniai situacijoje, va tokia jūs gali matyti. Tai va, tai ką man parodo kortos. O šiaip įmant čia gana tokią sėkmingą žmogų, turinčią laimingą likimo ratą, mėgstanti vienatvę, prisiemanti naujus projektus ir puikiai, atliekanti puikius savo projektus, planuojanti savo gyvenimą ir planuojanti savo darbą. Nėra žmogus, bent jau man čia nerodo, kad žmogus būtų spontaniškas, čia labiau mato jūs tokią planuojančią, žodžiu, besimėgaujančią gyvenimu, bet esmė yra tame, kad mato jūs tokią besimėgaujančią vienumoj, negu kad su kažkuo tai. Tai jeigu jūs ir, tarkim, turit kažkokią antrą pusę, tai vis tiek mato jūs kaip tokią vienišą arba tokį vienišą žmogų.
Kokia paslaptis atsivers ir ko nematot ir ką sužinosit? Tai žodžiu, tai, ko jūs nematot, man netgi kortos rodo, kad ateis, jeigu jūs esat kažkokioj depresiniai situacijoje, ar kažkur tai, tarkim, gali būti, kad jūsų depresinė situacija jūs tiesiog nematot, ta laiminga fortūna nebus tokia labai laiminga, bet bus, žodžiu, likimo fortūna atneša jums pasikeitimus, nelabai didelius, bet į jūsų gyvenimą ateina pasikeitimai, kurių jūs nematot ir kurie yra paslaptyje. Tai jūs išeisit iš emocinės situacijos, jeigu jūs esate, tarkim, kažkokioje depresinėje situacijoje, tai jūs išeisit būtent iš sunkios emocinės tokios situacijos, kur jūs net nepastebėsit, kaip jūs iš jos išėjot. Čia tikrai ne ką. Atsivers jums paslaptis apie kažkokį tai jauną žmogų, tikrai jaunesnį už jūs, kuriam yra labai sunku finansiškai, labai sunki finansinė situacija ir netgi griūtis, dėl kurios jisai be galo išgyvena. Nes jo finansai sugriūva. Ir gali būti, kad tas žmogus pradeda viską visiškai iš naujo. Pradeda iš naujo planuoti savo gyvenimą. Tai pas jūs ateina tokia žinia būtent apie tą žmogų. Kad jisai turi skolų, kad jo gyvenimas sugriūna, kad jisai jo finansinė situacija yra jam didžiulė našta. Ir galbūt gali būti, kad tas žmogus būtent čia gali būti tiesiog apie kažkokį žmogų, su kuriuo jūs esat užbaigusi santykius, arba jisai užbaigė su jumis santykius, kur jūs tikrai turėjot konfliktą ir jisai išėjo iš jūsų gyvenimo ir jūs išėjot iš jūsų gyvenimo ir jisai norėtų jums duoti, bet jisai negali. Ta prasme, jisai norėtų būtent sumokėti už jūs, bet jisai negali, nes jo finansai jis su savo finansinė situacija yra visiškai ne toj vietoj. Ir kad jisai savo finansinę situaciją augina, bet būtent dėl to gali kilti, jeigu jūs turėsite, tarkim, fizinį kontaktą su tuo žmogum, tai gali būti kilti kažkoks tai kivirčas, kai ne jūs, bet jisai turės apginti save ir bandys įrodyti, kad jisai tikrai yra pakankamai geras. Kad jisai, ta prasme, puikiai tvarkosi su visa šita situacija. Tai va, tokia situacija gali ateiti pas jūs. Įdomi žinia. Ir dar kas nors atsidarys. Kas dar galėtų būti čia?
Kas dar? Tai žiūrėkit, kažkam ateina kelionė, kažkas planuoja kelionę. Būtent kas moteris, jeigu esate ištekėjusi, tai planuoja čia, vat būtent man rodo moterį, kuri yra santykiuose, planuoja kelionę, būtent su jumis kažkoks etapas, jeigu jūs, tarkim, turėjot kažkokį konfliktą ar kažkoks etapas, kuris buvo tikrai pakankamai sunkus jums mentaliai, kuris gyveno jūsų mintise, baigėsi. Ir tas žmogus planuoja atvykimą, gali būti, jeigu jūs, tarkim, jisai yra išvykęs, sužinos, kad jisai parvyksta ir jūs išvykstat kartu į kelionę, nes būtent tas žmogus planuoja kelionę jums. Tai tiek. Čia labai gera žinia. Nu, kaip ir viskas, tikriausiai jau čia 2 dalykus pasakiau, daugiau ir nebesigilinsiu, manau. Ir pažiūrėkim, dabar ištraukim, turiu tokią Truth of Soul, arba Soul of Truth, Soul Awareness kartas. Tai čia, žodžiu, ištrauksiu vieną kortą ir paskaitysiu jums, ką kortų šiandien žada. Tai viską papasakojau. O gal dar pažiūrėkim jūsų aplinkiniai prieš tai. Jūsų aplinkiniai kuo nudžiugins, kuo nustebins. Va dar pažiūrėkim, kuo jūsų aplinkiniai nudžiugins, nustebins jūs. Nelabai šitų kortų beturiu. Nu, pasimkim Manarą. Nors šiaip man Manarą sunkiai eina skaityti, bet aš kitų kortų neturiu pasiemus, o į kitas dėžutes nenoriu lyst. Tai kuo nudžiugins, kuo nustebins jūs aplinkiniai. Tai žodžiu, ateina kažkokia tai nežinoma žinutė pas jūs. Ir vėl kažkoks išėjimas iš visiškų iliuzijų, kur jūs tikrai būsit patenkinta. Kažkokia, kuo jūsų aplinkiniai jūs nustebins, gali nustebinti tuo, kad kažkokį netikėtą siurprizą jums atneš, kur jūs aplinkiniai planuoja kažkokį netikėtą siurprizą, kur jūs net minčių neturit, kad taip gali būti. Daugiau. Kuo nustebins? Tokio labai apčiuopiamo aš net nematau. Čia gali būti pas kažką mama atvyks. Susitikimas su mama būtent. Moteris gali atvykti su dovana. Pas kažką gali atvykti moteris būtent su dovana. Kažkokią dovaną atnešti. Kažkam gali padaryti moteris vyresnio amžiaus turiuomenį. Kažkam gali padaryti didžiulę dovaną būtent vaikas, sūnus, kas turit vaikų. Kažkam gali padaryti dovaną jaunesnė mergaitė, kas turit
Žodžiu, čia tų žmonių yra prikritę begalybės. Tai kuo jūs nustebins aplinkiniai, jūs galit gauti dovanų, jūs galit gauti dovanų kažkokią kelionę žeme, kelionė nebus ilga, jinai bus gan tokia trumpa. Kažkam gali sugriūti visi planai, kur yra susiplanavę būtent dėl šitos kelionės. Jeigu esat kažką tai susiplanavę, tai žodžiu kiausias gali būti. Kažkam gali būti kelionė oru. Kažkas gali išeiti tiesiog kaip jūs žmonės, aplinkiniai žmonės nustebins. Gali būti taip, kad žmonės tiesiog padės išeiti iš kažkokios labai užstrigusios situacijos jūsų mintise, kai jūs, tarkim, jeigu jūs esat užstrigus kažkur tai ir perkratinėjat savo mintis ir jums yra labai sunku, kadangi man čia krenta kaip empatiška moteris, jeigu skaityti kaip jūs, tai jūs esat kažkokioj transformacijoje, labai sunkioj, kur jūs, tarkim, ar apgavystėj kažkokioj ir kažkokiuose iliuzijose, ar kažkokiuose dalykuose, kurių nežinot, kur nematot, tai vat gali žmonės padėti jums išeiti būtent bent akimirkai iš visos šitos situacijos ir šita visa situacija gali pasibaigti bent kuriam laikotarpiu, nes man čia tikrai rodo labai, ta prasme, gilioj depresijoje žmogų jau čia, nežinau, čia nieko ir nebepridursi, ta prasme, tikrai jau čia bloga situacija, būtų toks gyvenimas visiškai sugriuvęs ir čia kažkam gali būti sugriuvęs gyvenimas būtent dėl jauno žmogaus, dėl būtent, nežinau, santykių galbūt, nors konkrečiai santykių nematau, tai vat, gali jums kažkokie žmonės, jūsų artimi žmonės ar draugai ar kažkas padėti būtent išeiti nors akimirką iš tos situacijos ir iš tų minčių. Tai va, o kažkam tai čia gali būti būtent gauti dovanų, mielų dovanų iš savo artimiausių, tikriausiai iš savo artimiausių žmonių, ar ne? Arba jeigu ne iš artimiausių, tai nežinau, bet gausit kažkokią dovaną. Gal kažkas turi gimtadienį. Nors būtent šitoj vietoj būrimo šventės nematau, bet maža ką. Nebūtina turėti, šventė yra visas gyvenimas, tai nebūtina turėti ekstra šventės, ar ne? Būtina mėgautis gyvenimu kiekvieną akimirką, nes mes esam čionais tik tai svečiai. Tai svarbu yra praleisti kiekvieną dieną su džiaugsmu, galbūt taip pasakyt. Ir ką pasakys, oi, atsiprašau, aš čia žiovauju, pamiršus, kad aš video darau. Tai ištraukiau tokią kortą, ar mano gyvenimas turi dar daugiau vietos, labiau pasimėgavimui ir kaip čia žaidimui. Tai man čia reikia dabar išversti. Tai va, čia tokie klausimai. Ar jums trūksta, kaip čia tokio, nežinau, pležio, tai čia būtų toks pasimėgavimas. Galbūt kažkokių santykių su darbu. Ar yra galimybė pakeisti savo tokį svarbumą arba tokį, kai reikia va tiesiog išversti taip sunkiai, žodžiu, savo tokį rimtumą į didesnės gyvenimo patirtis ir būti labiau tokiai kūrybiškai ir labiau žaidžiančiai. Tai nepamirškim, kad gyvenimas yra tik tai žaidimas, apskritai tik tai žaidimas, žmonės mes sutinkam tam, kad pažaisti. Aš iš tikrųjų tai labai aiškiai pastebiu,
kad kuo mes paprasčiau žiūrim į gyvenimą, tuo jisai lengvesnis, nes mes patys savo mintise susikuriam tuos sunkius dalykus visokius ir čia tik tai mūsų minčių yra kūryba, visi tie sunkumai, nes iš tikrųjų gyvenimas yra toks, koks jis yra. Jeigu mes galim kažką pakeisti, tai keičiam. Ir sako, kas tarkim, korta užduoda klausimus. Kas atsitiktų, jeigu jūs įdėtumėte savo gyvenimo daugiau juoko ir labiau, ta prasme, žaidimų. Ką jūs praleistumėte dabar? Tai paimk, kaip čia, imk savo laiką arba imk savo laiką ir leisk, arba ne, pasimk savo, o Dieve, reiškia, pasimk savo laiką žaidimui ir leisk visiems dalykams, kurie tau yra reikalingi ir visoms procedūroms. Reiškia, paleisk visus dalykus, kurie yra tau reikalingi ir arba tuos, kuriuos tu privalai padaryti, gal taip teisingiau būtų ir viską paleisk, žodžiu, visą sunkumą, korta sako, paleisk. Čia labai protingai šiaip jau. Kas čia dar? Kas čia? Sako, dar vieną kortą ištraukiau, paskutinę. Kaip tavo kūnas nori judėti šiandieną? Tiem, kas suprantate anglų kalbą, tai jūs galite išsiversti ir patys. Aš išverčiu galbūt tiems, kurie nesupranta. Tai kai tu judi, tu pakeiti savo vibracijas ir kaip čia vibracijos pasiekia naujas energijas arba ateina naujos energijos. Kai tu judi kai tu kasdien judi. Apie ką tu esi passionate, apie ką, dėl ko tu esi passionate. Dieve, kaip yra sunku, lietuviško žodžio tai tikrai nerandu dabar. Apie ką tu nori daryti, kas tau labai patinka, klausia kortos. Ir ar tu turi, is it time to drive saviniu? Ar tu turi laiko pabandyti kažkam naujam? Ir sako, šiandien būtent action, veiksmas šiandieno tavo sielos, ką tavo kūnas norėtų daryti. How does your body want? Arba kaip tavo kūnas norėtų judėti šiandien. Tai klausykis ir mėgaukis darant. Tai nežinau, kas aš išverčiau taip, nesu labai ten labai aukštos anglų kalbos, tas, kas esat geresnis, tai išsiverskit savo. Aš kortas parodžiau, tai vat tiek žinių šiam kartui. Būrimas kaip visą laiką išėjo ilgas, valandos laiko, man atrodo, su ten 2 nutrauktais būrimais. O šiaip linkiu jums gražios vasaros, mėgaukitės, mylėkit gyvenimą ir mėgaukitės kiekvieną akimirką. Gyvenimas, kaip visą laiką sakau, yra trumpas. Taigi, iki kitų gražių kartų.